Mačiau, vakar neištvėrė ir Facebook'e užsiregistravai. Kas ten yra, ko ten spoksai? Pažiūrėkit tuos du. Tai dabar laukiu, kol atveš, nes iš senos kolekcijos tai kažkaip nesinori. Tiesą sakant, man senoji kaip tik labiau patiko, aštresnė tokia. Gėjai, garantuotai gėjai. Tai kas? Susikeičiam vietom. Kodėl dabar? Nu aš tai gal nenoriu užsikrėsti, arba geriau išvarom jos iš čia. Galiu įžeidžiančių replikų parėkaut, girdėjau padeda. O tai jie tau kažko trukdo? Ne tu tik gėjai. O ne, gėjai! Kur mano kryžius ir česnakai? Ne vampyrai, čia gėjai, taigi nepadės. Geriau paskambinam kokiai tarnybai, kad atvažiuotų išsivežti. Kur išsivežt? Nu, gydyklą kokį druskininkų sanatoriją. O žinojai, kad jie ne tik visuomenę tvirkina, bet dar ištisus ūkininkų rugių laukus išguldo? Taip, būna tokie apskritimai išguldyti, žinai, tai ten neteiviai, gėjai ten išguldo besivaliodami. Gali būt, aš įtariau. Kuki, tamsuoli tu. Visų pirma, jų seksualinė orientacija ne tavo reikalas. Todėl tu negaišk laiko paistalams, o geriau vai debesis paspoksok, daugiau naudos bus. Ir tai jokia neliga, todėl niekaip tu neužsikrėsi. Spėju, skaitai kokioj nesąmoningoj knygoj. Baigtų, ne, čia per televiziją sakė. Per televiziją? Anksčiau per televiziją kitaip kalbėdavo, apie tie girdėjai, tada turi būti teisybė. O tai išguldo tos rugius ar ne?